nepritrauki tai, ką tu nori, tu pritrauki tai, kas tu esi ir ko tau reikia. Dabar žiūrėk. Ir toks dalis, kad mes mėgstam vizualizuoti, ne? O, aš vizualizuoju savo svajonių gyvenimą, savo svajonių namą, savo svajonių mašiną, nu, toliau, ką tu ten tik nori, ne? Absoliučiai bet kas čia gali būti kaip pavyzdys, tik paėmėm banaliausius pavyzdžius. Ir dabar tu matai tą dalyką ir viskas. O kokia esmė yra vizualizacijos? Vizualizacijos esmė yra, kad tu įeini į tą vaizdą, tu matai kažkokį tai vaizdą, kad, o, mano svajonių automobilis, tarkim, ne? Mano svajonių automobilis, aš šiandien matau. Ir kokias emocijas man tai sukel. Tikslas tos vizualizacijos ir tau sukelti emocijas, aukštos būsenos, kad tu jauties ten, tu jauti, kaip tu čiupiniai tą mašiną, tu jauti, kaip tu sėdi tai mašinai, kokias emocijas tau sukeltai. Tai ir pats svarbiausias dalykas. Ir kai tu jauti tas emocijas, ką tu reikia padaryti, yra tą visą vaizdą, tą visą dalyką mest į šiukšlėnį. Bet paliekti to emociją, paliekti to džiaugsmą. Ir gyventi lyg tu jau turi tai, nors ir fizinė realybė tau dar nėra tai atspindėta kol kas. Kai esmė, kai tu palieki emociją ir išmeti tą vaizdą, tą lūkestį, kad va, būtent tur taip įvykti ir taip tą mašiną tur atrodyti ir ten va stovėti, kur įsivaizdavau ir ne kaip kitaip. Tai reiškia, kad tu užblokuoji viską, ką visą tą gali tau atsiųsti. Nes tavo smegenis fizinis, kas tavo smegenims yra viršus, tavo aukštesniajam aš, katras atsiųsto manifestacijai ir tiesiog grindis, tik pati pradžia. Tu nežinai, kaip dalykas tau atrodė. Tavo aukštesnys aš žien, tavo fizinis protas nebuvo sukurtas žinot, kad dalyką įvyks, jis buvo sukurtas patirti. Tai, kad tu išmeti laukon ton dalyką, ton lūkestį, ton vaizdą, bet palik ton emociją, kad tu jau turi ton dalyką. Ir tu viskas esi tas. Tu esi tas žmogus, tu esi tai, kuris žmogus, katras gali pritraukti. Tu grinai palieki vakumą, tai kvadratinį vakumą, tuščią, į kurį dabar, vat, į šią tuščią vietą tavo aukštesnys aš bum! Ir įmės kažkokią situaciją, galimybę, sinchronizaciją, kažką, kas būtent susilygins su to dažniu, kurį tu vis spinduliuoji, ton emociją iš savęs ir tu pritrauksi tai. Ateis pastavęs kažkaip, ar tu važiuosi, kur nors ir užmatysi kažką ir kažkas sakys, imk šitą mašiną. Nu, tiesiog čia gali būti milijardas galimybių skirtingų. Toks yra tikslas, nes tavo fizinis procentas nežino, kaip dalykai įvyks. Tau aukštesnys aš 10 kartų gali geresnį dalyką atsiųsti. Nes dažniausiai mes noram vieną, bet mes gaunam 10 arba 100 kartų geriau, negu mes galėjom įsivaizduoti, ko mes iš tikrųjų noram. Esmė ir tame. Jeigu nori kažko išmanifestuoti, žinok ton, kad tu nemanifestuosi būtent ton, ko tu nori. Tu manifestuosi ton, kas tu esi ir būtent pagal tavo dabartinį dažnį, pagal tai, kas tu esi, ko tau reikia taip pat.